Labą dieną visiems. Sveiki susirinkę į šiandienos mūsų webinarą, kurio tema yra gaisrinės saugos dokumentacija. Aš esu Laura, dirbu apskaitos programoje debesyje b1.lt ir noriu pristatyti Jums šiandieninio webinaro pranešėją, tikriausiai visiems jau gerai pažįstamą, darbų saugos ir sveikatos ekspertą Robertą Daugėlą. Robertas yra tikrai labai geras ekspertas, tai šiandien jisai mums papasakos viską, kas susiję su gaisrinės saugos dokumentacija. Drąsiai užduokit klausimus, naudokitės progą, išnaudokit Roberto žinias ir patirtį ir pasistengs jisai tikrai visus klausimus atsakyti. Webinaro įrašą rasite wiki.lt svetainėje. Tai jisai bus viešai prieinamas visiems. Na, o aš šiek tiek papasakosiu apie patį Wiki projektą. Tai yra nemokama apskaitos ir mokesčių enciklopedija, kurioje šios enciklopedijos tikslas yra, kad visa su mokesčiais teisė ir apskaita susijusią informaciją rastumėte vienoje vietoje. Tai čia informaciją kelia ekspertai, specialistai, iš VMI, PVM ekspertai, teisininkai, buhalteriai. Ir tad jeigu ir iš čia esančių yra norinčių prisijungti prie šio projekto, tai drąsiai kviečiu tai daryti. Turime suplanavę nemažai ir kitų webinarų artėjančiam pusmečiui ir šie webinarai nuolat pildosi, tai labai kviečiu taip pat registruotis ir į artėjančius webinarus, kuriuose taip pat pamatysite Robertą, darbų saugos ir sveikatos ekspertą ir kitus mūsų webinarų pranešėjus. Taip pat čia rasite ir ankstesnių webinarų įrašus. Tai nuorodas šiek tiek vėliau įkelsiu į chat skiltį, jas turėsite prieinamas, galėsite išsisaugoti. Na, o naujiems dalyviams šiandien seminaro primenu, kad šiandieninio mūsų webinaro tema yra gaisrinės saugos dokumentacija ir su mumis šiandien Robertas Daugėla, darbų saugos ir sveikatos specialistas. Labai kviečiu užduoti klausimus, naudotis progą ir netgi galite savo situacijas pateikti chat skiltyje, ar ne? Mikrofonai yra visiems užpildyti. Kalbėti negalėsite, bet rašyti galite drąsiai. Tai Robertai, perduodu žodį tau. Sėkmės. Ačiū, Laura. Dėkui. Sveiki visi. Jau kaip pristatė Laura, esu darbo saugos ir sveikatos srities ekspertas, taip pat su gaisrinė sauga, civilinė sauga be abejo tenka darbuotis. Tai šiandien turėsim įdomią temą apie gaisrinę saugos būtent dokumentaciją pakalbėsime. Tai tema, šita dokumentacija iš tikrųjų galbūt ne tokia plati kaip darbų saugos, jau turbūt kas dalyvavo, tai matė tikrai yra daug dedamųjų skilčius, daug teisės aktų ir panašiai. Tai su gaisrinė sauga yra šiek tiek situacija paprastesnė iš tikrųjų, mažiau teisės akto, mažiau tų reikalavimų, tačiau be abejo pati sauga turbūt yra lygiai tiek pat svarbi kaip darbo sauga, taip ir gaisrinė sauga, nes reikia apsaugoti tiek savo darbuotojų gyvybės be abejo nuo gaisro pavojaus, tiek ir be abejo savo turtą, kas yra labai aktualu. Tai iš tikrųjų abu šie dalykai be galo svarbus ir kaip sakant, kad tai užtikrinti, pasižiūrėsim, kokią reikėtų dokumentaciją pasirengti, kad gyventi visų pirma iš dokumentacinės pusės, be abejo pasižiūrėsim šiek tiek galbūt praktinę pusę, bet realiai tikslas būtent šiandien išsiaiškinti, kokius tus dokumentus reikia pasirinkti, kad atitikti teisės aktų reikalavimus. Na ir be abejo pakalbėsim, kokią naudą tai suteikia jums. Nes bet kokiu atveju tikslas yra apsaugoti žmonių sveikatą nuo gaisro pavojaus ir be abejo turtą. Tai pagrindinis įstatymas Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos yra patvirtintas 2003 metais, nuolatos be abejo yra naujinamas. Tai būtent šis įstatymas ir reglamentuoja įmonių teisės ir pareigas priešgaisrinės saugos srityje. Vadinasi, jame yra numatyta, ką jūs kaip įmonės atstovas turite užtikrinti priešgaisrinėje saugoje. Ir taip pat be abejo šitame įstatyme yra patikti reikalavimai, kaip užtikrinti gaisrų prevencijos įgyvendinimą. Tai kaip, sakant, tikslas yra užkirsti kelią gaisrui.
nes su pasiekmėm kovoja jau priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, gaisrininkai atvažiuoja, jau jie kovoja su padariniais, kai yra kilęs gaisras. Tai visas tikslas yra, kad tie gaisrai nekiltų, kad tiek nereikėtų gaisrininkams rizikuoti savo gyvybėm, gelbėjant žmonės ir turtą, tiek ir be abejo, kad niekas nenukentėtų. Dabar kokie kyla reikalavimai įmonė iš šio teisės akto? Tai pirmiausia, be abejo, pats svarbiausias dalykas, nuo ko reikėtų ir pradėti įmoniai, tai reikia paskirti atsakingą asmenį už priešgaisrinę saugą. Tai dabar, jeigu yra įmonė negamybinė arba jau gamybinės, kurioje yra mažiau negu 50 darbuotojų, tai užtenka paskirti atsakingą asmenį už priešgaisrinę saugą. Tai yra atliekama be abejo įsakymų direktoriaus, o pažymėjimas vėlgi irgi atitinkamai be abejo tai neužtenka paskirti tos asmens, jis turi turėti ir žinių. Tai kad turėti šitų žinių reikia baigti mokymą. Mokymas iš tikrųjų yra labai nesudėtingas. Galite užsiregistruoti bet kurioje mokymo įstaigoje, kuri tuom užsiema. Išklausysit mokymus, jie trunka apie 1 dieną. Iki 1 dienos, po mokymų išlaikomas yra testas, tai galima netgi viską nuotoliu atlikti, dabar jau yra įmanoma ir išlaikyti egzaminą, gaunat pažymėjimą. Tai kaip sakant, per 1 dieną galima gauti tas žinias ir pažymėjimą, reikalinga būti atsakingų asmenį šitoje srityje. Tai, kaip matote, jeigu palygintume su darbų sauga, kur yra mokymas trunka ir 3-4 dienas, praškai visą savaitę reikia mokintis ir po to egzaminą laikyti darbo inspekcijoje vykti fiziškai, tai priešgaisrinėje saugoje yra kur kas paprasčiau. Be abejo, tai ir lemia tai, kad yra paprastesnis reglamentavimas, reikia mažiau šiek tiek žinių per tą laiką gauti, užtenka biškai yra viskas labiau suspausta, sakykime, konkrečiau viskas yra aiškiau. Toliau, jeigu mes turim gamybinę įmonę, kuri dirba virš 50 darbuotojų, tai turi būti sudaryta tada jau priešgaisrinė techninė komisija, dar vadinama rizikos valdymo grupė. Tai jinai jau vėlgi yra sudaroma iš keletos asmenų, ne iš vieno asmens. Kaip taisyklė, tai be abejo būna turi turėti pažymėjimus, bet dažniausiai būna įtraukiami be abejo gamybos vadovai, skirtingų vėlgi padalinių, barų vadovai, kad būtų iš vis apimtume visą tą gamybinę įmonę, visus dalis ir kad būtų iš visų jų atstovai. Na ir be abejo, tada turi būti patvirtinti ir priešgaisrinės techninės komisijos nuostatai, kad kokias funkcijas ta techninė komisija atlieka, jų teisės, pareigos ir panašiai. Šitoje vietoje nereikia nieko kurti, burti ir galvoti. Yra priešgaisrinių techninių komisijų tipiniai nuostatai. Tai tiesiog mes pasiėmame šitas teisės aktą, prisitaikome jo reikalavimus, tos tipinius nuostatus prisitaikome savo įmonei, gal tipiniai, tai vadinasi yra tokie kaip bendriniai, tai mums reikia juos pasiimti ir prisitaikyti savo konkrečiam atvejui. Ir tada mes prisitaikę pasitvirtinam lygiai taip pat direktoriaus įsakymu šitos tipinius nuostatus. Toliau sekantis teisės aktas, kuris vėlgi be galo svarbus, ne ką mažiau svarbus už ankstesnius minėtus, tai yra bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Tai kaip ir išduoda pavadinimas, tai yra taisyklės. Jos apibrėžia, kaip rūpintis, kokių taisyklių reikia laikytis, kad užtikrinti gaisrinę saugą, kad nekiltų įvykiai įvairūs. Tai būtent tos taisyklės mums padeda. Tai šiose taisyklėse yra nustatoma eksploatuojamų objektų nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, tai ar tai būtų privataus asmens, ar tai būtų juridinio asmens, būtent kokie yra keliami reikalavimai, kurių privalo laikytis visi asmenys. Tai lygiai taip pat, kai visi žino, atsirado reikalavimas būtuose turėti priešgaisrinius daviklius, tai irgi būtent lygiai taip pat šitose taisyklėse atsirado korekcija ir vadinasi visiems fiziniams asmenims, o būtuose reikėjo įsirengti signalizaciją priešgaisrinę, tos autonominius daviklius, kurie signalizuotų kilus gaisrui namuose, esant dūmingumui ir panašiai. Tai va, šitas įstatymas vis yra irgi pildomas, naujinamas pagal aktualijas ir situaciją Lietuvoje. Toliau pereinam prie to, jeigu mes turim atsakingus asmenis, taisyklės, pakalbėjom, dar prie jų sugrįšim eigoje, bet būtent kalbant apie instruktavimą, mums reikia parengti gaisrinės saugos instrukcijas. Kad jas parengti, tikrai nereikia atsisėdus irgi kažko tais galvoti dabar, kaip čia, iš kokią tą instrukciją sudaryti. Lygiai taip pat yra bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, apie kurias ką tik pakalbėjom, įstatymų patvirtintos. Tiesiog mes atsirenkam aktualią informaciją savo.
nereikia daryti klaidos, kaip dažnai manęs daro, pasiema, kokį nors suranda internete, ar taip kolega duoda iš kitos įmonės gaisrinės saugos instrukcijos pavyzdį ir jį tiesiog aklai pakeitė datą, pakeitė pavadinimą įmonės ir patvirtino. Negerai. Negerai vien dėl to, kad yra skirtingi reikalavimai. Tiksliau, pas jūs gali būti pertekliniai galbūt kai kurie, galbūt kažko gali trūkti, nes yra vėlgi skirtingos dalys instrukcijos, gali būti apie sandėliavimą, galbūt pas jūs, pas kolegą nėra sandėliavimo, pas jūs jau yra, o ten nepaminėta, arba gali būti atvirkščiai, yra paminėta, nors jums neaktualu. Tai vat visi sandėliavimai, transporto aikštelės, pavojingų medžiagų laikymas ir visi panašus dalykai, visos tos dalys yra tose taisyklėse, bet jums nebūtinai jos visos yra reikalingos. Dėl to irgi savo instrukciją reikia pasirinkti taip, kad būtų tik aktuali informacija. Neperkrauti, kad tai būtų begalinė, ten visa informacija sukrauta, darbuotojas skaito ir jis nesupranta, kam jisai skaito, jeigu jis su to nesusidurs. Tai yra perteklinė informacija, kaip ir darbų saugos ir sveikatos instrukcijose sakom, kad nereikia tų perteklinių instrukcijų, perteklinių teksto, taip ir čia lygiai tas pats. Turi būti tai, kas aktualu įmoniai, įmonės viduje. Taip pat galima rengti vieną bendrą instrukciją. Dažniausiai, jeigu įmonėms užtenka vienos bendrosios instrukcijos, joje viskas dalis paminėtos aktualios. Tačiau be abejo, jeigu yra atliekami įmonė ugnies darbai, tai yra suvirinimas, pjovimas ugnimi, tai šitie dalykai jau turėtų turėti, aišku, be abejo, atskirą ugnies darbo instrukciją, visą laiką rekomenduoju ją išskirti, nesuplakti į vieną, nes ten yra vis tiek kita specifika, ją skaito būtent tie žmonės, kurie atlieka tos darbus, jie su jais yra instruktuojami, tai tikrai jau čia rekomenduoju išskirti iš savo praktikos, iš patirties. Tačiau pagal padalinius, pagal sandėliavimą, tai vėlgi nėra būtinybės. Aišku, galbūt jūsų padaliniai yra skirtingose miestuose, jų skirtingos patalpos, skirtingas pobūdis galbūt veiklos, kad turit sandėlį vienam mieste, kitam mieste tik administracija, tai jau faktas turėsit skirtingas instrukcijas tuose padaliniuose. Tai nes skirtingos veiklos vykdomos, tai čia natūralu. Tai vat pagal tai reikėtų ir pasižiūrėti, kiek jums tų instrukcijų reikia rengti. Ar jūs esat biurinė įmonė, kuri dirba ofise ir jums užtenka vienos bendrosios instrukcijos, ar jūs turit atskiras patalpas, ar jūs atliekat ugnies darbus įmonėje, tai būtent pagal tą įmonės veiklos specifiką ir reikėtų pasižiūrėti, kiek ir kokių instrukcijų iš gaisrinės saugos pasirengti. Na ir be abejo, turim tas instrukcijas, jas pasirengiam, reikia instruktuoti darbuotojus. Tai šitoj vietoj, kitaip negu darbų saugos atveju, kur yra sakoma, kad įmonė nusistato instruktavimo tvarką ir instruktavimo periodiškumą, jūs galite pasirinkti metai, 2, 3, 5, aišku, priklausomai nuo pavojingumo, pagal nutylėjimą visi senos tvarkos laikosi dažniausiai instruktuoja kas metus darbuotojus darbo saugos klausimais. Tai gaisriniai saugoje yra įstatymė apibrėžta, kad kartą per 12 mėnesių darbuotojai turi būti instruktuojami gaisrinės saugos klausimais. Vadinasi, kas metus jie turi būti instruktuojami ir be abejo yra apibrėžta įstatymė, kad turi būti įvadinis, tai vadinasi įsidarbinus yra įvadinis, kaip darbuotojas pradeda dirbti, ir toliau yra periodinis, na ir be abejo gali būti papildomas, jeigu pasikeičia kažkokie pasikeitimai atsiranda ar panašiai, ar darbuotojas persikelia kažkur, galbūt dirbti kitokius darbus reikia atsinaujinti, tai tada atsiranda papildomas. Bet realiai turit įvadinį įsidarbinus ir turit periodinį kartą per metus. Tai vėlgi gaisriniai saugai be abejo reikėtų turėti atskirą, jeigu turit fizinius žurnalus, tai reikėtų turėti atskirą registracijos žurnalą, yra raudonas, dažniausiai raudonų viršelių arba rožinių viršelių, jeigu darbo saugos būna ir mėlyni, rudi, įvairių būna, tai gaisrinės saugos dažniausiai būna raudonas, rožinis žurnalas ir būna gaisrinės saugos instruktavimo žurnalas. Tiesiog standartinis, galima įsigyti bet kurioje įstaigų, kuri prekiauja žurnalais ar ženklais darbo saugos. Arba gali būti be abejo instruktuojama elektroninėmis priemonėmis. Iš tikrųjų, priešgaisrinė saugos valdyba pati pirmoji buvo Lietuvoje, kuri patvirtino ir įgalino teisės aktuose būtent 15 metais, jeigu gerai pamenu, elektroninių priemonių instruktavimą. Jie liberalizavo labai greitai tą, kad gali tai atlikti elektroniniam priemonėm. Tai iš tikrųjų jau už gan seniai tai yra galima. Tai ar tai būtų elektroninis parašas, ar tai būtų elektroninis laiškas, ar jūsų kažkokios vidinės sistemos, dokumentų valdymo sistemos, darbo saugos valdymo programos, kokią benaudotume, tai galite naudoti elektroninės priemonės. Vadinasi, tiek taip galite instruktuoti. Yra pilna laisvė įstatymuose. Toliau perinam prie darbuotojų mokymo. Tai
yra reikalavimas, kad kartą per 3 metus visi darbuotojai turi būti mokomi gaisrinės saugos klausimais. Irgi įstatymo apibrėžta, jokių interpretacijų nėra. Kartą per 3 metus turim apmokyti visus darbuotojus. Turbūt nepaminėjau, tai pirmas pažymėjimas, kai pakalbėjome apie atsakingą už gaisrinę saugą, tai jisai neturi termino. Buvo jau yra senokai patvirtinta pokytis ir buvo taip, kad patvirtinta, kad šis pažymėjimas yra neterminuotas, kurį išsilaiko atsakingas už gaisrinę saugą asmuo. O darbuotojams mokymai, tai jau jie yra kas 3 metus būtent įstaigoje atliekami. Dabar, kad organizuoti tą mokymą įmonėje, tai be abejo reikia pirmiausia pasiskirti testavimo komisiją, kuri vertins balus. Tai jeigu mes atliekam pildom protokolus, viską atliekam paprastu būdu, netikrina kažkokia programa tų testų atsakymų, mums reikia turėti tą testavimo komisiją, kuri būtent organizuos visą tą testavimo procesą po mokymų. Be abejo, turim turėti mokymų programą. Mokymo programą vėlgi tikrai nereikia nieko galvoti, yra patvirtinta įstatymų tipinė mokymo programa, ją lygiai taip pat pasiemam, adaptuojam, yra nustatyta jos trukmė, 3 valandos, tai reikia išlaikyti vėlgi tą trukmę, pasižiūrėti, aišku, temų galima apsimažinti, jeigu jums neaktualu, jeigu neturit priešgaisrinio vandentiekio įmonėje, jeigu neturit vėlgi ugnies darbų kažkokių, tai vėlgi pagal savo veiklos specifiką tą programą adaptuojatės. Pasirengiam mokymo medžiagą, tai be abejo, kad apmokyti darbuotojus, tai reikia turėti mokymo medžiagą. Ar tai būtų skaidrės, būtų mokomieji filmukai, tikrai galima rasti ir filmukų naudingų lietuvių kalboje mokymo, tiek ir be abejo tos medžiagos galima rasti ir galima pasirengti, turint tas žinias, išlaikus pažymėjimą. Tikrai nėra sudėtinga tema ir tos informacijos yra pakankamai. Na ir be abejo turėti testą, kad po mokymo tą testą, kaip sakant, užduotos klausimus. Tai pagal pasirinktą medžiagą susikūrė 5 ar 10 klausimų ir kad po mokymų patikrinti, kaip darbuotojai įsisavino tą mokymų medžiagą informaciją. Tai va, jeigu dabar pasižiūrėtume priešgaisrinės saugos klausimais mokymo programą, tai pati programa 3 valandų, valanda čia yra uždėta praktinių įgūdžių patikrai testų skliausteliuose, tai realiai 3 valandos trunka pats mokymas. Tai ir galim matyti, čia yra visos temos sudėtos, tai yra be abejo medžiagų degumas, tai čia jau bendrai gaisrų priežastis medžiagų degumas, tai ugnies trikampis, kaip sakant, turbūt visiems teko girdėti, kad reikia degios medžiagos, užsidegimo šaltinio ir deguonies. Yra 3 dalys, iš ko gali būti, kad būtų gaisras, turi būti visos 3 dedamosios medžiagos. Tai jeigu nėra degios medžiagos, gaisro nebus, jeigu nebus deguonies, irgi nekils gaisras, ir jeigu nebus užsidegimo šaltinio, taip pat, tai va, lygiai taip pat ir gesinant, ar pašalinam deguonį, arba užpilam, kad netektų deguonies ir užgestų. Tai apie degumą, apie gaisrų priežastis daugiau yra pakalbama. Toliau turim be abejo apie teisės aktų reikalavimus objektų ir darbo barams, o tai, kaip minėjau, šitoje vietoje reikia prisitaikyti. Teritorija, ar turit statiniai, elektros įrenginiai, kokie šildymas, medžiagų sandėliavimas, technologiniai procesai. Tai va, tam tikros dalis gali pas jūs nebūti aktualios, neturėti tokios veiklos galite įmonė, kitos bus aktualios, tai pagal tai adaptuojantis. Toliau irgi yra gaisrinė įranga, apie ją sunaudojimą. Vėlgi, kažkokios gaisrinės įrangos gali pas jūs nebūti. Gali lauko gaisrinio vandentiekio, hidrantų gali neturėti, jeigu teritorijos neturit. Galbūt vidaus vandentiekis irgi gali ne visur būti. Tai visi šitie dalykai turit pasižiūrėti, ar jums aktualu yra. Ir be abejo veiksmai kilus gaisrui, čia jau standartiniai dalykai, kaip darbuotojai turi elgtis gaisro metu, būdingiausi gaisro atvejai. Ir be abejo toliau yra darbuotojų teisės pareigos gaisrinės saugos srityje ir, sakant, kokios yra atsakomybės už teisės aktų pažeidimus. Tokios bendrinės dalykai. Tai va tokia, tai yra tipinė programa, tikrai nieko sudėtingo, viskas yra pakankamai aišku, paprasta, be abejo reikia tam pasirengti, kad tos darbuotojus apmokyti, bet turint tas žinias tikrai nėra labai sudėtinga. Toliau kalbėjom šiek tiek apie veiksmų kilus gaisrui planą, kad kaip darbuotojams elgtis. Tai dabar teisės aktuose yra sakoma, kad jeigu objekte dirba daugiau arba būna daugiau kaip 100 žmonių, reikia pasirengti planą, būtent veiksmų kilus gaisrui. Išimtis yra nepriklausomai nuo žmonių skaičiaus, jeigu tai yra mokslo paskirties pastatai, tai mokyklos, profesinės, universitetinės mokyklos, lopšeliai, darželiai, tai ten privaloma turėti, bet nepriklausomai nuo žmonių skaičiaus. Taip pat yra gydymo įstaigos, tai ir ligoninės, poliklinikos, sanatorijos, lygiai taip pat galioja.
ir viešbučių bei poilsio paskirties pastatai. Tai va šitų 3 paskirčių pastatuose, jeigu įmonė būtent tokia veikla užsiema, veiksmų kilus gaisrui planas privalomas. Dabar, kas tame plane turėtų būti numatyta? Jeigu pasižiūrėtumėt vėlgi, visiškai tai yra iš teisės akto reikalavimai, kas yra parašyta teisės aktuose, tai be abejo turi būti numatyta pagalba ugniagesiams, kaip darbų ugniagesiai gali artimiausiu metu keliu prie gaisro židinio pasiekti, kaip gali vandens telkinį privažiuoti, jeigu toks yra, tai apsirašyti, būtent kas suteiks tą pagalbą tokią ugniagesiams atvykus. Toliau be abejo elektros energijos išjungimas, išskyrus gaisro saugos sistemas, jos dažniausiai būna ant atskiro maitinimo. Tai vėlgi, kai kyla didelis gaisras, tai išjungti energijos tiekimą, kad išvengti trumpų jungimų, kad galėtų gaisrininkai gesinti vandeniu, nes vėlgi vanduo su elektros energija, kaip žinia, nedraugauja, nes ir gali pakenkti, kaip sakant, galima nusitrenkti ir gali būti labai liūdnų pasiekmių, dėl to prieš gesinant vandeniu būtina išjungti elektros tiekimą. Be abejo, visų kitų įrenginių, vėdinimo sistemų stabdymas, tai vėlgi reikėtų apsirašyti, kas yra atsakingas už šitų dalykų atlikimą. Toliau automatinių gaisro gesinimo sistemų patikrinimas, tai vėlgi, ar žmonės yra informuojami, visus reikia priešgaisrinė signalizacija, tai kad visas evakavimas jis būtų sklandus. Žmonių gesinančių gaisrą apsauga nuo griūčių ir apsinuodijimų, tai vėlgi turi būti aprašyta, kad jeigu jau gesinant gaisrą, tai turim turėti laisvą kelią už savęs, kad vėlgi nerizikuoti savo gyvybę, gesinti tik tais nedidelį gaisrą savo jėgom galima, tai vėlgi reikia būtinai tai irgi surašyti, kad kaip visą tai turi būti organizuojama. Žmonių evakavimas be abejo, tai vėlgi kas atsakingas už evakavimą, kas suskaičiuos žmonės, kurie evakavosi susibūrimo vietą, jeigu yra kažkokios materialinė vertybė apsauga, tai vėlgi ten be abejo, kad pirmiausia žmogaus gyvybė, visą laiką turi žmogus gelbėtis, materialinės vertybės paliekam, nebent yra tokia galimybė evakuojantis kažką išnešti, kas yra būtina svarbu ir tai nekelia rizikos papildomos žmogaus gyvybė ir sveikatai. Toliau žinybinių priešgaisrinių pajėgų savanoriškų suformuočių, jeigu tokios yra veiksmų tvarka, gesinimo priemonių technikos panaudojimas ir personalo dirbančio įmonėje, organizacijoje vėlgi veiksmų variantai. Gali būti pas jūs pamaininis darbas. Tai vadinasi, yra vieni veiksmai, kai yra administracija nuo 8 iki 5 dirbanti, galbūt kiti veiksmai, kai lieka tik tais pamainos vadovas kaip viršiausias ant viso fabriko, sakykime, jeigu tai gamybinė įmonė ir tada jisai jau kitokios jo atsakomybės yra galbūt platesnės, išauga. Tai vėlgi šitoje vietoje labai svarbu įvertinti, yra žiemos metu be abejo, pagal metų laikus gali irgi skirtis dalykai. Tai vėlgi visą tai turėtų būti numatyta, aprašyta, įvertinta. Tai va, čia toks trumpas pavyzdys, šiaip veiksmų kilus gaisrui planas galbūt skamba iš tų visų punktų, kad čia toks didelis dokumentas, bet iš tikrųjų jis nėra toks didelis dokumentas, jis turėtų būti pakankamai paprastas, aiškus, tiesiog turinys, tai ką reikia padaryti ir kas yra atsakingas. Nes žmonės visi tiesiog turi žinoti, kas ką atlieka, kas už ką atsakingas. Tai čia visiškai pavyzdinis variantas ir be abejo, kiekvienu atveju turim būtinai individualiai pasiruošti, kuo jį aiškesnį, aktualesnį ir kad visiems būtų suprantamas. Toliau, kalbant apie darbuotojų veiksmus, tai prieinam ir prie evakuacijos. Tai jeigu kyla gaisras jau, jeigu mes jau nepavyko mums, kaip sakant, gaisrų prevencijos suvaldyti, dėja kilo gaisras, taip jau nutinka gedimai, nutinka įvairūs dalykai, tada jau reikia žmonėms evakuotis. Tai evakuacija, be abejo, reikia žinoti, kad tai yra tvarkingas žmonių judėjimas į saugią vietą. Tai vadinasi tvarkingas, nebėgimas, nevertimasis per galvas, tam būtinai darbuotojams ir per mokymus reikia dėkti, kad tai yra tvarkingas judėjimas. Visi turi saugiai, operatyviai evakuotis, bet tai nereikia bėgti kūliais ir panašiai. Ir yra savoka be abejo evakuacijos kelias, tai yra tas kelias, kurio žmonės turi išeiti į saugią vietą ir be abejo jisai turi būti kuo trumpesnis, savame suprantama, turi būti kuo greičiau įmanoma išeiti iš tos patalpos ir jis turi būti visuomet laisvas. Čia yra labai svarbu, užsiemant prevenciją, apėjimais, vykdant kontrolę, kaip sakant, įmonės viduje, tikrinti, kad tas kelias būtų laisvas. Jeigu kažkas kažką jame mėgsta sandėliuoti, pastoviai pastato, pažiūrėkim, kaip to išvengti, kažkokius atitvarus įrengti, kad neužstatytų informaciją, žymėjimus, ženklinimus. Nes
Kaip žinia, gaisras kyla visą laiką nenumatytais atvejais, tada, kada mažiausiai to tikimės. Ir jeigu mes nepalaikysim įpročio nuolatos turėti laisvą evakuacinį kelią, gali turėti labai liūdnų pasiekmių, kai darbuotojai norės evakuotis, o negalės, bus kliūtis. Nedaug dievė, jeigu dar kliūtis bus degi ir pats gaisras dar ir ją pasigautų ir užsidegtų, viskas bus labai apsunkinta. Na ir be abejo, savai suprantama, kad kai kyla gaisras, naudoti liftus, eskalatorius, keltuvų žmonėms evakuoti draudžiama. Nes be abejo, labai greitai dėl gaisro gali kilti trumpas jungimas, dings elektra, užstriksim, jeigu užstriksim lifte, dūmai ateis, neteksim sąmonės, pasiekmes gali būti labai liūdnos. Dabar be abejo, kad vairuotojai žinotų, kuris kelias yra evakuacinis, kur evakuotis, tai tam turi būti parengti evakavimosi planai pagal bendrasis gaisrinės saugos taisyklės, būtent yra 6 priedas šių taisyklių, kuriame yra nurodyti visi reikalavimai. Aš per juos daug dabar nesiplėsiu, jie nėra labai sudėtingi, bet mes pažiūrėsim pavyzdį to plano, pažiūrėsim, kaip jisai turi atrodyti pagal tą pavyzdį. Dabar planas evakuacinis be abejo turi būti pakabintas kiekvieno pastato gerai matomą vietoje prie įėjimo arba išėjimo. Tai, kad įeinam į pastatą ir išeinam pastatą, mes galėtume pasižiūrėti. Nes evakuacijos plano darbuotojas turi susipažinti ne tada, kada reikia evakuotis, bet kada ateina į darbą. Jisai turi žinoti, įdarbinant yra supažindamas evakuacinių planų svarbus irgi. Tai jisai turi žinoti. Taip pat kaip su gesintuvu. Gesintuvu yra instrukcija, kaip jo naudotis, bet ne tam, kad skaityti prieš jau gesinant gaisrą. Reikia būti paskaičius prieš tai, per mokymus, kad žinoti jau jo kaip naudotis. Dabar vėlgi planams galioja tie patys reikalavimai iš tikrųjų, kaip ir su žmonių veiksmų kilus gaisrui, būtent veiksmų planu. Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planu. Kai pastate būna daugiau kaip 100 žmonių, arba neatsižvelgiant į žmonių skaičių, lygiai tos pačios 3 paskirtis. Mokslo paskirties pastatai, gydymo paskirties pastatai ir viešbučių bei poilsio paskirties pastatai. Tai šitose 3 vietose turi būti nepriklausomai nuo žmonių skaičiaus, tai galbūt ir labai mažos įstaigos, bet jos jau turi turėti savo evakuacinį planą. Ir štai čia yra vėlgi pavyzdys, kaip turėtų atrodyti evakuacinis planas. Tai be abejo yra patalpų išdėstymas, sienos, kaip duris, kaip matom, paliktas atviros tokios tarpai, angos, yra vientisinė žalia linija pagrindinis evakuacijos kelias, punktyrinė gali būti pažymėtas atsarginis evakuacijos kelias. Be abejo, plano vieta, kad darbuotojas žiūrėdamas į planą galėtų orientuotis, kuris čia yra ir kur tas kelias čia yra. Toliau priešgaisrinės priemonės, tai gesintuvai, čiaupai, gali būti gaisrinio siurblio mygtukas, jeigu toks yra, gaisrinės signalizacijos mygtukas, tai visi šitie dalykai sužymėti. Telefonas dabar iš tikrųjų turbūt jau retai bebūna, nes daugiau visi turi mobilius, stacionarių telefonų šiaip yra jau sumažėjęs skaičius, tai jau dažniausiai šitas nebūna žymimas, nes visi turi po ranka mobilų ir gali iškviesti pagalbą 112 ir ta informacija. Taip pat elektros skydelis, matot, elektros skydelis yra tam žymimas, kad būtų žinoma vėlgi, kur išjungti elektrą. Kitas įvykiai lygiai taip pat ir priešgaisrinės saugos specialistai, gaisrininkai atvykę, kai vykdo gesinimą, jie eidami į patalpas gali irgi pasižiūrėti tą planą, kad žinot, kur yra elektros skydinė, kur galima išjungti elektros tiekimą, jeigu jis nebuvo išjungtas. Tai vėlgi tai padeda mums žinoti, kur yra spinta, kur galima išjungti elektros tiekimą. Dėl to ta informacija yra svarbi. Tai va toks tiesiog yra pavyzdys, kokia informacija turi būti tam evakuacijos plane. Dabar be abejo turi būti ir sukabinti evakuacijos krypties ženklai. Tai vėlgi turit pasitikrinti, ar statiniuose patalpose yra šitie ženklai, ar jie išdėstyti teisingai, ar jie matosi iš bet kurios vietos, jūs turite iš bet kurios patalpos vietos atsistoję, pasisukę aplinkui, pamatyti ženklą, kuris būtų arba žmogeliukas su rodiklė, kur toliau bėgti, arba išėjimas žodis, kuris yra kabinamas virš durų, kurios veda į lauką. Tai šitie ženklai turi būti gerai matomi, jie turi būti fotoliuminescenciniai, tai reiškia dingus elektrai, jie dar kurį laiką prisigėrė, kaip fosforiniai vadinkim liaudyje, kad prisigėrė šviesos, jie dar šviečia ir galima juos matyti ir taip gali padėti evakuotis, jeigu būtų tamsus paros metas, o elektros nėra, jinai dingo. Tai be abejo, atsižvelgiant pagal savo planą evakuacinį, turėtume taisyklingai būti ir susikabinę šitos ženklus. Toliau
vėlgi reikia pasižiūrėti, ar turit gaisrinės įrangos ženklus susikabinę. Tai yra gaisriniai čiaupai, gaisrinės kopačios gali būti, priešgaisrinis gesintuvas, po kairę mes turim gesintuvo ženklą. Tai visos šitas priemonės irgi turi būti paženklintas. Turi būti pakabintas, geriausia 2 metrų aukštyje ženklas, irgi fotoliuminescencinis, kuris dingus elektrai dar švyti kurį laiką, kad vėlgi būtų galima matyti, kur tos priešgaisrinės priemonės yra, kad būtų indikuojama, kur mes jas galime rasti. Dabar, kalbant apie ugnies gesintuvus, vėlgi privaloma užtikrinti, kad jų būtų pakankamai. Dabar kiek jų turi būti, tai nustato taip pat bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 5 priedas yra lentelė pagal patalpos degumo klasę ir pagal plotą, kiek kokių gesintuvų turi būti. Tai bet kada galima tas taisyklės ir pasižiūrėti, labai viskas yra paprasta šitoje vietoje. Ir ten vėlgi dažniausiai tai nedėliai patalpai būna vienas gesintuvas, jeigu tai standartinis biuras. Jeigu turim kažkokias gamybinės patalpas ar pavojingesnės, galim būti daugiau ir aišku pagal plotą. Tai tikrai galima pasireferuoti, pasižiūrėti ir labai nesudėtinga suprasti. Tai. Toliau kalbant apie ugnies gesintuvus, be abejo reikia labai gerai darbuotojams irgi mokymų metu akcentuoti jo naudojimo instrukciją. Tai kad reikia nutraukti plombą, ištraukti apsauginį kaištį, žarnelę nukreipti su difuzoriumi gaisro židinį ir tada nuspausti rankenėlę. Tai jeigu pažiūrėtume vizualiai, turbūt visi esate matę gesintuvą, tai yra žiedas, kurį ištraukiam, nukreipiam yra arba kaip automobilis mažas gesintuvas, jisai neturi žarnelės, bet dažniausiai didesnis 6 kg gesintuvas turi žarnelę, mes ją paimam, nukreipiam ugnies šaltinį, tada spaudžiam rankeną, kad purkšti gesinamąją medžiagą. Dabar gesintuvai įmonėje vėlgi turi būti sudėti tinkamai. Ne bet kur, ne bet kaip, bet vėlgi yra tam taisyklės, reikalavimai ir jų reikia laikytis, jos reikia užtikrinti. Dabar gesintuvai turėtų būti laikomi lengvai prieinamose matomose vietose, be abejo, neužstatyti, kad galėčiau gerai matyti, lengvai prieiti ir pasimti. Kabinami ne aukščiau kaip 1,50 m nuo grindų iki gesintuvo pačios. Ir be abejo, kad atidarytos patalpos durys netrukdytų paimti. Vėlgi, mes esam skirtingo ūgio žmonės, mums jį reikėtų nusimti, kada turi galėti bet kuris asmuo, tai reikia per aukštai jo nepasikabinti. Ir be abejo, kad reikia, kad nebūtų taip, kad dariau duris ir nebesimato. Tai kaip su bet kokiais tais daiktais, nebūtų taip, kad pastumė kažkokį daiktą, jeigu kažkas yra stumdoma pas mus darbe, kad vėlgi nebūtų paima ir užstumė gesintuvo ir dingo. Tai reikia užtikrinti, kad taip neatsitiktų. Be abejo, laikomi taip, kad matytųsi užrašai, tai yra užklijuotas lipdukas su instrukcija ant gesintuvo, tai yra vėlgi gesintuvo tipas būna parašytas, ar tai miltelinis, ar tai angliarūgštės, ar vandens putų. Tai kad visą tai matytųsi, turėtų būti pakabintas, padėtas taip, kad visai iš tolo matytųsi ta informacija. Toliau, jeigu mes turim nešildomas patalpas arba yra lauke laikomi, tai reikia pažiūrėti, kad tokie gesintuvai nebūtų laikomi ir būtų įnešami į šiltas patalpas per žiemą. Jeigu jie nepritaikyti, būtent eksploatuoti žemai temperatūrai. Tai kaip vandens putų gesintuvai, tai tikrai nuo šalčio sprogtų, tikrai negalima tokių laikyti. Dažniausiai turime mes, aišku, miltelinius gesintuvus. Ir be abejo, gesintuvus draudžiama naudoti ne pagal paskirtį, tai vis laik yra pabrėžiama, tai pasakysiu to, kaip galima gesintuvą naudoti pagal paskirtį. Tai iš tikrųjų turbūt pats dažniausias pasitaikantis, kokie yra tekę susidurti ir girdėti, tai yra angliarūgštės gesintuvai, kurie yra kaip ir šaltom dujom, vadinkime, angliarūgštę užpildyti, tai jeigu jį purškė, pasileidžia tas šaltos dujos, tai su juo atsišaldydavo visokius gaiviosius gėrimus. Patinka darbininkai mėgdavo, yra tekę girdėti tokių istorijų, kad tiesiog atsišaldo vasarą gėrimus, kaip sakant. Nu tai va, tai vienas pavyzdys, kada galite pasiekti, be abejo, miltelinis gesintuvas to neatliks, nepadarys, bet pasitaiko tokių, žmonės vis dėlto yra išradingi. Ir be abejo, gesintuvas turi būti patikrinamas kartą per metus, tai yra techninė priežiūra, tačiau reikia nepamiršti, kad yra įstatymus apibrėžta ir periodinė priežiūra, tai yra kartą per 30 dienų. Tai yra tokia priežiūra, kai mes vizualiai patikrinam gesintuvą, kad jisai vietoj yra ženklas, kad nenusilupus instrukcija, kad žarnelė vietoj, kad į žarnelę neprikišta kažkokių šiukšlių ar pašalinių medžiagų. Tiesiog pasižiūrėjom, kad slėgis, vėlgi, jeigu yra manometras ant gesintuvų, pažiūrėjom, kad slėgio rodiklė būtų žalioj zonai, nes vėlgi gali būti raudona zona, žalia arba geltona, kur per mažai slėgio, tai reikia pažiūrėti, kad būtų tinkamai zonai. Tiesiog vizualiai patikrinam, kad jis yra vietoj, kad jis yra tvarkingas. Na ir dabar norėčiau trumpai apžvelgti, ką apkalbėjom per šiandienos šitą būtent mūsų webinarą. Tai
suspausta informacija. Tai dabar jums kaip įmonės vadovui ar atsakingam asmeniui reikia paskirti atsakingą asmenį už gaisrinę saugą, pasirūpinti jo apmokymu, kaip kalbėjom, jeigu tai yra gamybinė įmonė, su daugiau nei 50 darbuotojų, tada techninė komisija be abejo reikia. Pasitvirtinti gaisrinės saugos instrukcijas, pasižiūrėti, kaip kalbėjom, kiek jums jų reikia pagal jūsų veiklos pobūdį ir jas pasitvirtinti, tada instruktuoti darbuotojus, be abejo pasirinkti, ar jūs instruktuosit elektroniniu būdu, ar instruktuosit parašais, žurnale, pagal tai juos instruktuoti kartą metuose. Įsidarbinus ir kartą metuose. Toliau pasirūpinti darbuotojų mokymais, tai vieną kartą per 3 metus, kad darbuotojai būtų apmokyti gaisrinės saugos klausimais. Pasirengti evakuacinius planus, jeigu priklauso jums, kaip apkalbėjom reikalavimus, yra daugiau kaip 100 žmonių, gali būti arba nuolatos būna, arba yra iš tų 3 mokslo paskirties, gydymo paskirties arba viešbučiai poilsio paskirties pastatai veikla. Taip pat parengti darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą, vėlgi reikalavimai kaip evakuaciniams planams, daugiau negu 100 darbuotojų arba tos išskirtinės veiklos. Na ir be abejo turėti pakankamai pirminių gaisro gesinimo priemonių, tai gesintuvų, turėti ženklinimą, aišku, reikia nepamiršti, užsiklijuoti tos ženklus, kuriuos apkalbėjom. Tai visa tai yra tokie pagrindai, sakykime, kuriuos reikėtų turėti. Be abejo, gali būti daugiau dalykų. Jeigu pas jūs yra kažkokie tais vamzdynai, ventiliacijos, tai gali būti valymo grafikai atsirasti, tada tokių sistemų papildomų, sakykime. Tai čia jau nesiplečiu, čia daugiau gamybai tam tikrą paskirtį. Tai gali būti tokių, tai nėra baigtinis sąrašas, tai yra tiesiog pagrindai tokie, kurie tikrai yra aktuali visoms įmonėms. Tai noriu padėkoti šiandien, kad klausėt manęs, tikiuosi buvo įdomu. Stengiausi pateikti šiek tiek savo žinių iš tos praktikos, kaip tenka susidurti ir kaip jums tą gaisrinę saugą paprašiau suprasti, ko jums reikia. Tai be abejo, kviečiu prisijungti prie mūsų Facebook bendruomenės, didžiausios Lietuvoje, darbo saugos bendruomenė. Tai dalinamės ten ir darbų saugos, ir gaisrinės saugos patarimais, ir klausimais. Žmonės klausia, gauna atsakymus iš kitų žmonių. Tai tikrai galite gauti tik atsakymus iš kitų žmonių, kurie lygiai patyrė, galbūt buvo jau tokioje situacijoje, kaip jūs esate dabar. Tai tikrai labai naudinga jums tiek ir praktiškai pasiskaityti, tiek ir užduoti klausimus, tiek ir tiesiog sekti aktualijas, mes dalinamės ir naujojam, ir visais kitais dalykais. Ir vyksta nemokami irgi įvairūs būna kartais renginiai. Taip pat, jeigu norite palengvinti darbo ar gaisrinės saugos valdymą, tai vis laik drąsiai kreiptis į mus, turim DASATA darbo saugos valdymo programą, tai ten galima darbuotojus ir instruktuoti gaisrinės saugos klausimais, ir apmokyti darbuotojus gaisrinės saugos klausimais, gali jie išspręsti testus, apsimokyti pas mus sistemoje nuotoliniu būdu, tai kaip sakant, viskas gerokai jums paprastėja, nebereikas atestacinių komisijų ir šitas procesas bus lengvesnis, automatizuotas, niekada nepamiršit, kad jūs reikia instruktuoti ir apmokyti. Na, o dabar laukiu jūsų klausimų. Ačiū labai, Robertai. Yra keletas klausimų. Tai yra Minta klausė. Sveiki, jeigu įmonė negamybinė, kurioje dirba daugiau negu 50 žmonių, ar pakanka paskirti atsakingą asmenį, ar reikalinga kurti grupę? Jo, tai iš tikrųjų užtenka paskirti asmenį, nes būtent techninė komisija yra gamybinės virš 50 darbuotojų. Tai užtenka paskirti ir apmokinti asmenį atsakingą. Rita klausia, ar galima statyti gesintuvą už durų atskiroje patalpoje pagal jūsų evakuacijos plano pavyzdį, ar geriau šalia įėjimo? Tai jau tada geriau šalia įėjimo, nes už durų, tai, kaip sakėm, atidarysim duris ir jo gali nebesimatyti ir buvo reikalavimas, ir kad už durų laikyti jo negalima. Tai geriausia padėkit prie įėjimo, nes, vėlgi, jisai turėtų būti iš praktinės pusės kuo lengviau pasiekiamas. Geriausia iš vis evakaciniam kelyje, kad jisai būtų kažkur. Nes jeigu jis bus kažkur patalpos kampe kažkokiam ar kažkokios kurioje patalpoje, tai vėlgi bus nepatogu jį pasiekti paprasčiausiai. Tai reikia žiūrėti iš tos praktinės pusės. Kilo gaisras, man reikia čia ir dabar, kad šiukšlinė užsidegė, pasiimti ir užgesinti. Tai dažniausiai vis tiek pasižiūrėti pagal patalpas, galbūt, kur elektronika, kur vidulys, koks yra, kur trumpas elektros jungimas gali būti. Rūkomieji be abejo, nepakalbėjome, jeigu yra rūkomasis, tai ten visą laiką turi būti gesintuvas, nes, lengva užsidegti ir šiukšliniai rūkomajame, sakykime taip. Tai va. Tai iš tokios visiškai praktinės pusės pasižiūrėkit, kad tas gesintuvas būtų lengvai pasiekiamas tuo kritiniu atveju. O ar reikia apiforminti periodinę gesintuvo priežiūrą? Šiaip
nereikalaujama iš tikrųjų. Iš tikrųjų nėra, kad reikalautų, kad būtų kažkoks apiforminimas. Aš iš praktikos gamybinėje įmonėje buvo daug gesintuvų, esu tai daręs tiesiog, kad turėti tokius dokumentus, kad tai yra vykdoma, vadinkime tai, bet iš tikrųjų tai čia toks, reikia suprasti, kad tai yra toks praktinis dalykas patiems įsitikinti, kad jisai tikrai tvarkingas. Kad jis tikrai suveiks, nes per metus laiko gali visko nutikti, nesakykime taip. Tai va, tai čia toksai va, ir yra, kas metus norim, nenorim, pasitikrinam pagal tos reikalavimus, bet metų bėgėje gali būti visko. Didžiausia bėda būna, jeigu būna valytoja, kad iki valo nukelia, pastumė, perkelia ir taip jis nukeliauja kur nors. Kad neina surasti. Jo. Dar Rita sako komentarą, kad evakuaciniai planai yra visoms įmonėms privalomi pagal darbo saugos sveikatos įstatymo 22 straipsnio 2 priedą. Jo, yra šitas dalykas ir dažnai būna tas keliamas klausimas, teisės aktai, jie vis nekoreguoti jie yra. Aš pasakiau šiandien, mes pasižiūrėjome iš gaisrinės saugos pusės, o ne teisės aktų reikalavimų, tai kas aprašyta gaisrinės saugos reikalavimuose. Tai va, ir šitoj vietoj, vėlgi iš darbo inspekcijos pusės, jeigu jūs esat mažas biuras, tikėtinai nuomotas patalpas, tai būna patalpų savininkas parengęs. Tai maža tikimybė, kad jūs renksitės ir jūsų prašys, vadinkim taip. O prieš gaisrinės saugos inspektoriai atėję, jie jau žiūri savo reikalavimus, jie paprašys plano, jeigu jų reikalavimus atitinkat. Tai va toksai ir yra, žinot, toks tarp dviejų institucijų ir toks skirtingas reikalavimas. Viskas gerai. Planą tikrai yra naudinga turėti, nepriklausomai nuo jūsų dydžio. O svarbiausia, kad šis plano turėjimas jis pats iš savęs jums be užtikrinimo, kad atitinka teisės aktais, neduoda naudos, jeigu darbuotojas nežino, jeigu jis yra nesupažindintas. Svarbiausia, kad darbuotojai, jeigu turi 5 darbuotojus, kai žino kelią in out, kaip sakant, kaip patekti, kaip išeiti artimiausių kelių. Jo, tai va, tai be abejo, tas geras pastebėjimas, labai geras komentaras. Ar privaloma įmonėje turėti gesintuvas, ar specialų nedegų audeklą skirtą būtent ličio baterijų gesinimui, kaip, pavyzdžiui, kompiuteriam ir taip toliau, administracinėse patalpose? Vėlgi, toks reikalavimas šiai dienai teisės aktuose nėra įkeltas, bet čia reikėtų pasižiūrėti iš savo perspektyvos, kiek jūs jaučiat, kad jūs norit. Aš visą laiką irgi įmonėms, ypatingai kas turi serverius, sakykime, rekomenduoju, kad pasistatytų angliarūgštės gesintuvą, nes būna pasistato miltelinius gesintuvus, nes standartiškai būna dažniausiai, kad miltelinis gesintuvas statomas, bet jeigu jūs su milteliniu gesintuvu gesinsit kompiuterį, serveris tuo labiau, visur prieis miltelio ir viskas. Ta technika, kad jūs išvalysit, labai maža tikimybė, ji bus metama lauk, o su angliarūgštės gesintuvu jūs to išvengs. Ir angliarūgštę, aišku, reikia įvertinti pagal galią, iki tam tikros galios, bet jinai gali gesinti ir jinai yra tam skirta, jinai tam tinka. Tai va, tai tiesiog įvertinti. Tai jeigu jūs jaučiat, kad turi tokį poreikį, yra tų ličio baterijų, dėl savęs geriau turėti. Čia, kaip sakant, nebūtinai reikia žiūrėti tą reikalauja. Jūs žiūrėkit iš savęs, jeigu jaučiat poreikį, geriau turėti. Tai tikrai nekainuoja labai didelių pinigų, bet tai duoda saugumo, ramybės. Neišsiplės gaisras, jeigu turėsit. Labai gerai. Ten sako, atsarga gėdos nedaro. Jo, vienareikšmiškai. Ačiū labai, Robertai, klausimų nebėra. Labai ačiū visiems ir už klausimus. Dėkuoju už klausimus. Dėkuoju už pastabas geras. Tikiuosi buvo naudinga ir kaip sakant, svarbiausia, kad kažkas išsineštų naudingų žinių. Labai smagu, kad dalyvavote ir klausotės. Ačiū. Manau, kad išsinešim tikrai. Ačiū labai, Robertai. Dėkui. Visiems linkiu geros dienos. Nepamirškit registruotis į ateinančius webinarus. Iki. Iki, malonaus visiems.